Sveiki, čia 6 SMK reporterio laida ir ją norėtume pradėti nuo reportažo iš Vilniaus. Taigi trečiadienį socialinių mokslų kolegijoje Erasmus studentai vykdė akciją Nemokami apsikabinimai, dar žinoma kaip Free Hugs. Taigi nieko nelaukdami žiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Šią akciją siekiame parodyti tai, kad mes esame viena bendruomenė ir ją suartinti ir norime, kad mūsų tarptautiniai studentai turėtų galimybę pabendrauti su mūsų vietiniais studentais ir kad nesijaustų tas toksai tarpas ir atskirtis tarp jų. Norime, kad užsienio studentai glaudžiau bendrautų su lietuviais studentais ir kad jaustųsi dalis mūsų bendruomenės ir kad visi labiau susipažintų vienas su kitu. Ar užsienio studentai noriai sutiko dalyvauti šioje akcijoje? Taip, kadangi jie buvo čia pastate pas mus atvykę šiuo metu, mes visi susitikome pirmame aukšte ir jie labai noriai sudalyvavo ir stengiasi apkabinti vaikinai kuo daugiau merginų, o merginos kuo daugiau vaikinų. Kokie jausmai užplūdo, kai tave apkabino kitatautis? Manau, nesvarbu, ar tai yra kitatautis, ar tos pačios tautybės žmogus, lietuvis ar užsienietis, nėra svarbu. Yra tikrai malonu, kai tave apkabina žmogus, ypač kai kolegijoje šalta dar. Tai labai šilta, labai miela ir tikrai jaučiasi draugiškumas iš visų žmonių. Kitas reportažas iš Klaipėdos. Jame reporteris Justinas kalbina studentų dienai skirto krepšinio turnyro nugalėtojus, o jais tapo socialinių mokslų kolegijos studentai iš Klaipėdos. Šiandieną istorinė diena. Vyrai laimėjo pirmąją vietą krepšinio turnyre skirtam studentų dienai paminėti. Kaip jums sekėsi? Puikiai. Laimėjom pirmą vietą. Ko daugiau galim norėti. Ar buvo sunku? Sakyčiau, pakankamai. Buvo stiprios komandos kaip LCC, Klaipėdos valstybinio kolegija ir šiaip nebuvo tų silpnų komandų. Jau vidury varžybų, kadangi nelabai turėjom pertraukų, vos be pabėgom, bet ištempėm ir prasinešėm į kolegiją trofėjų. Ar jūs laimėjote tik trofėjų, ar laimėjote ir daugiau ką nors? Buvo papildomų prizų, kaip ten diplomai, medaliai ir aišku buvo pagrindinis prizas kelionė į Briuselį. Vau, tai jūs važiuosite į Briuselį. Sakė pavasarį, apie balandžio mėnesį orientuotis, kad keliausim į Europarlamentą. Nuostabu. Sakyk, kas buvo rezultatyviausias krepšinio varžybų žaidėjas? Nemanau, kad buvo išskirtas vienas žaidėjas, tiesiog buvo nustatytas, kad iš komandų, kurios dalyvauja turnyre, tai buvo 4 vietas ir teisėjų pagalba jie nusprendė, kas pasiims tus trofėjus. Žmonės kalba, kad vienas iš jų esi tu. Tikrai taip. Nesureikšminu šitą dalyką, svarbu laimėjo komanda, bet aišku, malonu, liko įvertintas. O dar sakykite, kaip jūs susibūrėte? Pukelis pamatė skelbimą Jo. ir parašė man per Facebooką. Įstojame tą patį studijų programą. Jo, viskas prasidėjo nuo to, kad esam kursiokai. O kiek laiko skyrėte treniruotėms? Kažkaip kiekvienas... 30 minučių iki varžybų. Jo. 30 minučių į Kažkaip kiekvienas gal Man individualiai. rodos, jūs esate tikri talentai. O tuo pačiu dar kartą noriu juos pasveikinti, kadangi iškovojo pirmąją pergalę SMK istorijoje. Praeitą savaitę vyko vienas labai svarbus įvykis kolegijai. SMK tapo Europos kalbų ženklo laureate. Ta proga SMK reporteris nusprendė padaryti apklausą, ką SMK studentai žino apie kitų šalių kalbas. Kaip galvojate, kiek pasaulyje yra kalbų? Labai daug, tikslaus skaičiaus nežinau, bet tikrai labai daug. 23, 24? Neįsivaizduoju, žinok, tikrai. Virš 1000, 2200. Nežinau, gal 30. Kokiai kalbų šeimai priklauso ES kalbos? Daugiausia latynų, kiek žinau. Baltų. Latynų. Indoeuropiečių. Nežinau. Keliomis kalbomis galite pasveikinti? Mažiausiai 3. Galite pademonstruoti? Guten Tag. Здравствуйте. Labą dieną. Dzień dobry. Salam alaikum. Hello. Hey. Здравствуйте. Labą dieną. Здравствуйте. Labas. Hello. Labas. Здравствуйте. Bawo. Ni hao. Bawo ni. Kí ló jẹ́? Hola.
Dobra. Programuotojai. Apie mus žmonės kalba, kad esame nenormalūs, užsidarę, nuobodus, neįdomus, nemokantis bendrauti ir nuolatos įlindę į kompiuterį. Šiuos mitus apie mus sulaužysime. Pristatysime jums taikomojo programavimo ir multimedijos 2 pirmakursius Maksimą ir Gytį. Nieko nelaukime ir keliaujame pas Maksimą, kurio hobis automobilių tobulinimas. Koks tai yra automobilis? Tai yra mano automobilis, 3-kas BMW, 88 metų. Ką esi jau jame pakeitęs, ką esi patobulinęs? Esu padaręs daug. Jeigu viską čia prisiminti, neužtektų ir pusvalandžių pervardinti, bet iš didžiausių turiu pasikeitimų, tai būtų reguliuojamo aukščio amortikai, koilai, kurie faktiškai ir duoda daugiausiai grožio. Tolimesni planai šito automobilio tobulinime? Tikrai nebus parduotas pats automobilis, tobulinsis toliau. Kodėl pasirinkai programavimą? Realybėj todėl, kad turiu 2 hobius. Programavimas, faktiškai kompai ir mašinos. Tai galvoju, kad vieną iš tų hobių galima paversti visą gerą profesiją. Ar tu norėtum pabandyti sujungti programavimą ir savo šitą hobį automobilius? Pilnai taip. Realybėj, jeigu paimti bet kokią naują mašiną, jinai jau vis tiek turi tos pačius kompus ir tu nieko nepadarysi neturėdamas kompų. Tai tiesiog, sakykime, tobulinimas biškiai elektros dalių, vėlgi kažko dadėti, ko anksčiau čia nebūdavo. Tiesiog tokie dalykai. Kokių esi girdėjęs stereotipų apie programuotojus? Tai yra megztinis su briedžiais, toksai. Toks faktiškai kalėdų senelis, nes barda didesnė už tą megztinį. Ir turbūt, kad sėdi visada jau prie kompo savaime, su tokiu dideliu IBM laptopu. Toks konkrečiai. Supratau. Toliau dar įdomu. Netrukus būsimas programuotojas Gytis atskleis savo dainavimo talentą. Jo žanras – dainuojamoji poezija. Kodėl pasirinkai programavimą? Internete mačiau, kad tai yra perspektyvi specialybė. Atseit programuotojai daug uždirba ir tiek. Ką tu veikiai laisvalaikiu? Aš namie mėgstu tiesiog išsivirti didelį puodelį saldžios arbatos, atsisėsti ant palangės ir išlieti savo mintis į baltą lapą ir atlieku dainuojamąją poeziją. Ar manai, tu galėtum sujungti muziką ir programavimą į kažką vieną naują ir kaip tu galėtum tai sujungti? Ne. Kaip save matai ateityje? Matau save kaip ir programuotoja ir kaip dainuojamosios poezijos atlikėja. Žinot, kaip būna, pavyzdžiui, kokiame X Faktoriuje ateina ir sako dainuojantis ūkininkas ir panašiai. Aš norėčiau, kad mane pristatytų kaip dainuojantis programuotojas. Atėjo vėl nauja diena, naujas sezonas ir aš vėl toje pačioje vietoje. Tik aš jau plonas. Atėjo vėl naujas rytas. Toks skaistus, dar nė karto man nematytas. Ir aš išeinu į lauką. Ir ką aš vėl pamatau? Vėl pamatau nenupjautą žolę. Man vėl reikės pjauti žolę. Na ką, mitui apie programuotojus sugriauti užteko vos 2 studentų. Patikėkite, Klaipėdoje mūsų yra ir daugiau. Na, o dabar metame iššūkį,
kūrybos ir pramogų industrijų studentams. Yra toks mitas, kad jūs mokate tik šokti ir dainuoti. Negi tik tiek, pabandykite jį sulaužyti. Taigi dar viena mūsų laida atėjo į pabaigą. Susitiksime lygiai už savaitės, tačiau dar kartą kviečiame jūs dalyvauti SMK reporterio rengiamame konkurse, kur jūs iki lapkričio 28 dienos turite siųsti nuotraukas nurodytu L paštu su užrašu Aš myliu SMK reporterį, o daugiausiai laikų surinkusi nuotrauką laimės SMK atributika. Taigi, geros dienos ir bye. Praeitą savaitę įvyko vienas labai svarbus įvykis kolegijai.